Sveiki, šiandien noriu pradėti su viena vieta iš Biblijos. Tai yra laiškas Efeziečiams, 1 skyrius, 13 eilutė, kuris sako, kad jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasia. Tai Jėzus savo mokiniams ir visam pasauliui pažadėjo, kad kada jisai pakils į dangų, po jo mirties ir prisikėlimo, kad jisai atsiųs šventąją dvasią savo. Ir seniau, prieš Jėzų, šventoji dvasia nekalbėjo tiesiai žmogui. Žmogus negavo, bet koks eilinis žmogus, jisai negavo tiesioginio Dievo prisilietimo ir jo jėgos. Ir būtent Jėzaus auka šitaip sujungia žmogų su Dievu per šventąją dvasią, kad kiekvienas žmogus turėtų prieigą prie Dievo, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi Dievo tiesoje ir šventume. Ir kada žmogus patiki, kad jam reikia Jėzaus, kad jo gyvenimas be Jėzaus yra tuščias, bevertis, kad visi šitie emociniai dalykai, fiziniai dalykai, intelektualūs dalykai, kad jie yra irgi tušti ir nebeduoda svorio gyvenime. Kada žmogus pajaučia dvasinį alkį, kada žmogus, kuris persisotinęs įvairiom emocijom, jausmais, patirtim, jisai pajaučia iš tikrųjų dvasinį alkį ir pradeda skirti, kas yra tiesiog jausmai pakilus, o kas yra tikra gyvybė. Jisai gauna paraginimą iš vidaus, prisilietimą, paraginimą priimti Jėzų į savo širdį. Ir jisai priima Jėzų į savo širdį. Toks žmogus gauna šventąją dvasią. Taip kaip ši vieta ir sakė, taip. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, Dievo žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją, kad Jėzus Kristus savo krauju, savo mirtimi, jisai nuplovė mūsų visas nuodėmes ir kad mes galime užuot gyvenę tamsoj, dvasiniai tamsoj, gyventi dvasiniai šviesoj, užuot gyvenę pasauliui, gyventi Dievui. Čia jau tikėjimo klausimas yra, čia aš ne filosofijom kalbu, aš kalbu Dievo žodį užrašytą. Vienas tiki, kitas netiki, aš pasirinkau tikėti, aš einu šitų keliu. Ir galiu pasakyti, kad jis yra gyvas, atgaivinantis ir tiesus, bet siauras. Tai toliau skaitau, įtikėję juo esate užantspauduoti pažadėtąją dvasią. Čia yra skirtumas, noriu pabrėžti, čia yra skirtumas tarp be Jėzaus ir su Jėzumi. Čia yra skirtumas tarp bet kokios kitos religijos ir Jėzaus Kristaus. Kad mes per jo mirtį, per jo vardą ir per jo mirtį ir prisikėlimą, per jo vardą, būtent per jo vardą, jo vardas yra aukščiau kitų vardų. Aš čia dabar perfrazuoju šventą raštą. Jo vardas yra virš visų vardų. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius, 9 eilutė sako, todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus kitus vardus. Dar platesnis kontekstas nuo 5 eilutės. Mąstykite taip, kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu panašus į žmones. Ir išorę tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukštesnį už visus kitus vardus. Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Pats Jėzus, dar turiu pabrėžti, prieš jo paėmimą į dangų davė paliepimą savo mokiniams. Paliepimas nebuvo mylėti vieni kitus, nebuvo kažkoks tai kitas, bet paliepimas buvo eiti ir skelbti šitą evangeliją
ką aš jums pasakiau, ką aš jums išmokiau, skelbti, kas aš esu, iki pat žemės pakraščių. Nesakė tik tai, tarkim, europiečiams skelbti, nesakė skelbti tik Amerikoje, nesakė skelbti tik Izraelyje, ten, kur aš buvau, ar vidurio rytuose, visam pasaulyje. Tai ką tai reiškia, kad šitos evangelijos reikia ir hinduistui, ir budistui, ir baltui, ir indėnui, ir kiekvienam. Kad ir kaip kiekvienas stengiasi, kad ir kaip iš tikrųjų kiekvienas bandytų doroj gyventi. Tarkim, kitų didžiųjų religijų žmonės yra nuoširdžių tikinčiųjų, kurie ieško Dievo, kurie stengiasi, geriausia daro, ką gali. Bando gyventi kuo doriau. Bet būtent Jėzaus kraujas mums duoda šventąją dvasią. Būtent Jėzaus vardas mums duoda šventąją dvasią. Dievo buvimą duoda Jėzaus vardas. Dabar toliau ilgai neišsiplėsiu šitam filmuke, ką tas antspaudas šventosios dvasios aplamai duoda. Tai šitas antspaudas, šventoji dvasia, taip visų pirma labai gerai pasakyta antspaudas. Antspaudas būdavo visais laikais autoriteto ženklas. Karalius dėdavo savo antspaudą ant įstatymų, ant laiškų, savo žiedo antspaudą. Įvairiai. Ir į vašką įspausdavo ir nežinau kaip dar, bet užantspauduodavo savo žiedų. Ir tas tai antspaudas rodydavo karaliaus autoritetą. Kad tam ritiny yra karaliaus autoritetas. Ten yra užrašyta karaliaus įsakai, tarkim. Arba kažkokio kilmingo žmogaus, jis uždėjo savo antspaudą. Nesvarbu, koks tas popieriaus lapas būtų, ar įmerktas į vandenį, išdžiovintas, ar purvinas, ar smirdėtų, bet ten yra karaliaus antspaudas. Lygiai taip pat ir žmogus, jisai gali biškį nusivažiuoti, būdamas keliai su Kristumi. Nueit šunkeliu kažkokiu, tai po to vėl atsistoti. Visko būna. Bet Jėzus pažadėjo savo šventąją dvasią, mes ją gaunam, tai yra vienas iš pažadų. Ir mes ją turim, ir jinai kalba, mus moko, jinai mus atskiria nuo tamsos, jinai parodo visom piktom dvasiom. Mes turim galę išvarinėti piktas dvasias, surišti jas Jėzaus vardu. Būtent Jėzaus vardu, jo šventosios dvasios gale. Ir jeigu mes neturėtume, tai mes būtume bejėgiai prieš tamsos pasaulį, prieš prakeikimus, prieš kerus, prieš įvairią demonišką įtaką. Bet su šita gale, su šita jėga mes tampam laisvi. Šventosios dvasios gale mes tampam laisvi. Tai čia yra milžiniškas skirtumas tarp tikinčio Jėzų ir netikinčio Jėzų. Ir žmogus, kuris nemano gyvenantis nuodėmėj, kuris mano, kad jisai su Dievu gyvena, tai Biblija sako kitaip. Biblija sako kiekvienam trūksta, stokoja Dievo šlovės, kiekvienas yra nusidėjęs. Ir aš jau esu kalbėjęs praeitose video, kad menkiausias žmogaus neišmanimas, menkiausia klaidelė jau būtų milžiniška nuodėmė ir milžiniškas atsiskyrimas nuo Dievo. Nuo Dievo tikrovės, taip kaip turėtų būti pagal Dievą. Viskas, ką mes darom, viskas, ką mes šnekam, viskas, ką mes jaučiam, viskas, ką mes galvojam. Ir paskutinis dalykas, kada mes gaunam šventą dvasią, kada mes ateinam pas Jėzų. Tai dvasinis pasaulis sukyla. Ir Jėzus, kaip ir minėjo, kad dabar ateina kita dvasia. Antikristo dvasia, kuri bandys atplėšti kiekvieną tikintįjį nuo Dievo tiesos, kuris bandys užkirsti kelią Jėzui. Antikristas vietoje Kristaus. Kad tik kuo mažiau žmonių iš tikrųjų išsigelbėtų iš šito pūvančio pasaulio. Kodėl sakau pūvančio? Todėl, kad gyvenančio be Dievo, negyvo. Ir būtent aš atsimenu iš savo gyvenimo, noriu paliudyti, kad kol aš nebuvau su Jėzum, tam tikrų problemų aš niekada neturėjau. Tam tikrų sunkumų aš niekad neišgyvenau, kol nebuvau su Jėzum. Kada atėjau pas Jėzų, pradėjo, tikrai galiu sakyti, jaučiasi milžiniškas pasipriešinimas, kad bent jau truputį pamaišyt Jėzų su kitom ideologijom. Čia iš mano pačio įsitikinimų.
grįžta ir grįžta. Tos mintys bando kabintis. Tiesiog, minčių forma. Ir jeigu nesi įsišaknijęs Dievo žodyje, jeigu nežinai, ką sako Dievo žodis, labai lengva nusivažiuoti į lankas ir sukurti savo evangeliją, savo tikėjimą. Tai va tas dvasinis spaudimas jis gali pasireikšti visaip, įvairiausiais būdais. Bet aš kalbu apie sunkumą. Žmogus susiduria su sunkumu. Išbūti Jėzuje. Išbūti gryname Jėzuje. Išbūti jame viename. Todėl, kad žmogaus, kuris pats eina kažkaip, pats bando išsilaisvinti, išsivaduoti, tai jisai apgaudinėja pats save, jo nebereikia apgaut. Nereikia jam ten kišti labai didelių malkų įstipinus, jau ir taip jam prikišta. Bet žmogus, kuris pasiruošęs palikti šitą pasaulį, palikti tarnavimą savo ir tarnavimą piktajam ir tarnauti Dievui, tai jį puola per visus galus. Per baimės, per artimus, per sielinius ryšius įvairius, per ideologijas įvairias. Ir tik tai iš tikrųjų pastovus buvimas jo žodyje. Tai klausimas į šventąją dvasią iš tikrųjų. Ir šventoji dvasia kalba visų pirma per jo žodį. Čia yra Dievo žodis, pilnas šventosios dvasios. O kada mes išmokstam atskirti šventą dvasią nuo mūsų pačių balso. Nemaišom savo idėjos, kuri, tarkim, mes meldžiamės, kyla idėja ir mes iškart galim sakyti, o, man Dievas pasakė tą ir tą. Bet bestudijuojant Dievo žodį, bebūnant bendruomeniai tikinčiųjų, bebūnant visam šitam kelyje Jėzaus, po truputį išsigryninam, kas iš tikrųjų yra šventosios dvasios balsas ir kas ne. Tai vat mes išmokstam klausyti šventosios dvasios, mes išmokstam būti iš tikrųjų Dieve per bendravimą su šventa dvasia, per klausimą. Ir tada mes tampam tvirtesni. Ir tikrai, kurį laiką įtikėjus gali būti labai sunku. Tai labai normalus reiškinys. Todėl, kad ir kūnas visais būdais plėšos ir nori savo daryti. Ir protas, ir įsitikinimai, ir senas gyvenimo būdas bando prisivyti. Seni planai, senos idėjos, kaip aš savo gyvenimą vesiu. Bet pagal šventą raštą, tai žmogus šiaip jisai pavaldus Dievui. Ir pirmas žmogaus iš tikrųjų, pirma funkcija yra gyventi, paklusnume Dievui, paklusime su Dievu, pagal jo valią gyventi, viską daryti, ką Dievas nori. Ir va tokia tikinčio iš tikrųjų pirma misija yra išsiaiškinti Dievo valią savo gyvenimui. Ir Dievo valia yra ir šventam rašte, ir tokia bendra Dievo valia jo bažnyčiai, kiekvienam jo žmogui yra čia surašyta ir vienas iš pirmųjų dalykų tai būti bendrystėje su kitais tikinčiaisiais. Būti bendrystėje, neapleisti šventųjų susirinkimų, bendrauti, dalintis, klausti, būti pavaldžiam autoritetui, žmogui, kuris jau yra tame, pastorių turėti, maldos grupiai būti. Tai labai svarbu, nes kitaip labai greit nuplėš, tiek žmonių įtiki ir tiek žmonių atkrenta. Nes net laiko spaudimo paprasčiausiai. Pajunta tą gyvybę, pajunta tą laisvę. Bet taip stipriai užatakuoja po to įvairūs dalykai, kad šaknų neįleidęs žmogus į Dievo žodį, bet naujinto proto, jisai turi šventą dvasią, bet protas dar net naujintas. Ir jam lenda senos idėjos, įsitikinimai tiesiog atakuoja. Ir tikrai daug žmonių atšoka, nubyra, grįžta į senus kelius, netgi įtikina save, kad pilnatvėj gyveno. Tai tiek tada šiandien. Dar kartą pakartosiu eilutę. Efeziečiams laiškas, 1 skyrius 13 eilutė. Jame ir jūs išgirdėte tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią. Šventoji dvasia mus atskiria nuo viso likusio pasaulio. Mus atskiria nuo netikinčio pasaulio. Mus atskiria nuo tamsos. Mums suteikia autoritetą. Valdžią. Valdžią
prieš velnį ir jo jėgas. Iki.